rytas. Labas rytas, mokytoja. Kas šiandien klasėje nėra? Ramintos. Gerai, šiandien rašysime rašinį, nes bus konkursas. Ir mes jame dalyvaujame. Tai konkurso tema yra laisvė paauglių gyvenime. Dabar aš jums išdalinsiu sąsiuviniu. Štai čia savo bus tai. Rašykite. Viskas, vaikai, pamoka baigėsi, neškite į darbus namo, ten pabaikite ir atneškite rytoj man. Viso. Viso gero, pamoka. Nu jo, čia sunku, žiūrėsiu. O, labas. Ką čia turi? Rašau rašinį, čia, žinau, kad labai sunku. Čia reikia pasiruošti, mano. Na, aha, o tai tu nori aukštą vietą užimti? Nu, tai taip, aišku. Nu, tai daug man, aš už tai tada parašysiu. Aišku. Tai turiu užimti. Mama, einam padėti. Palauk, aš dabar turiu rašyti. Eik su broliu. Labas rytas. Labas rytas. Taigi, aš tikiuosi visi esate parašę rašinius, dabar norėsiu, kad jūs man juos atneštumėte. Taigi, apžiūrėjau visų rašinius, tikrai buvo labai šaunus, puikus, bet aš turiu labai didelį klausimą Augustui. Žinok, labai nenoriu jo ten siūsti, nes, neatrodo kaip vaiko rašytas. O aš rašiau. Tavo rašytas, aš žinok, jo nesiūsiu, atsiprašau, bet aš tikrai jo nesiūsiu. Mama, mano rašinys nepateko. Kaip supras nepateko? Negali tai būt. Padarysiu savo tvarką. O, labą dieną! Labą dieną, kaip mano sūnaus rašinys nepateko? Į konkursą? Taip. Nes labai buvo jo raštas nepanašus į jo, taip kaip jis rašo. Bet ten jo raštas. Gerai, galim taip susitarti. Už šitą. Kad tu nieko nesakytai. Ne, aš saldainių neimsiu. Kiaušinių? Taip? Na gerai. Gerai. Pateks. Aš pasistengsiu, kad pateks. Gerai, labai puiku. Labai šaudus jūsų berniukas, žinokit. Ačiū. Viso. Labas rytas, mokiniai. Po 2 savaičių atrinko patį geriausią rašinį. Tai yra...